Sargiūnas vakar žaidė. Tačiau ši pražanga leidžia Jonovai. Šeškus rengia, Edvinas Šeškus šiaip. Šeškus, pražanga nefiksuojama prieš Edviną Šeškų, nors Gabrielius Maldūnas parodytų pats. Gali priartėti Jonava, netgi per 2 taškus, jeigu pataikys ir pataiko. Siektas, o prieš akis dar laukia ir visas ketvirtasis kėlinys, Sadarevičius. Jonavos klubas, kuris kovą po krepšiais pralaimi 11-18. Šeškus puolimui. Realnikas baudžia. O čia Edvinas Šeškus supjausto visą. Daug dydžio dabar baudos aikštelė ir apskritai aikštėje turi Klaipėdos klubas. Čia Švyturio arenoje. Edvinas Šeškus deda žingsnį. Pavyko sėkmingai atrasti laisvą komandos draugos į bet pataiko. Susispaudė ties tritaškių 2 Jonavos krepšininkai, galiausiai Šeškus žaidžia pas. Šeškus. Valinskas, Kuksikas. Valinskas gerai prasuka kamuolį ir čia be pražangos išmuša kamuolį. Šiame sezone. Ir tai dar ne pabaiga, tiesa dabar jau. Kėlis buvo atsitraukęs. Ir taškai ir lieka Vilniaus Rytui. Jonava štai to. Daivas puolime, Geretas gesino oponentą. Dar vienas jo smagus epizodas gynyboje. Ir jeigu kažkas iš Jonavos gerbėjų pažiūrėjo turnyrinę lentelę, tikėjosi lengvo mačo. Nu taip, čia, Tai bus sunku prie jo. čia kaip Eurolygoje planas ištraukti Valterį Tavarešą iš baudos aikštelės būna. Vienas pažaidėjai, Kisėlis Šeškui. Edvinas Šeškus. Puolime ne taškų rinkime, o būtent gynyboje po 85 taškus. Ramanauskas prieš Ivaną Durhimą nežaidė, Edvinas Šeškus. Įjungia Stefą Karį režimą. Labai netaikliai ir prieš tai tu pataikė, suprantam. Palaciosas čia puikiai surado čia. Edgaras Ulanovas, Tyleris Kevanau ir Joshas Nybau. Kevanau metimas blokuojamas. Nes mums apie jeigu mane girsite šiandien. Labai daug triukšmo čia. Evaldas Šaulys vėluoja prie jo varžybės. Žalgirio sistemoje ilgai. Buvo Kozys 4 sezonus. Pavyko palaikyti intrigą. Jeigu Rytas šiandieną irgi... Numestas kamuolys atgal į perimetrą. Iš toli pro šalį. Dar vienas puolime atkovotas kamuolys. Už Sanoną. Edvinas Šeškus iš toli. Krepšį, tačiau kamuolio negauna. 2 prieš 2. Gražiai. Gražintas kamuolys iš... Apsigina čia. Virginijos Šeškaus auklėtinis. Jonavos Sibet komandos puolėjas gauna kamuolį giliai po krepšiu čia Vitalijus Kozys. Palikė ekipą. Geras perdavimas čia, Palaciosas. Šeškus. Vėl stepautą taiko Bezbradica ir nespėja sugrįžti. Kompensacija. Su komandos rungtynės. 58. Minimalaus. Prastai atsitvėrė savo žmonės nuo krepšio, dabar šeimininkai. Šio sezono rungtynės. Taip, išmetė į krepšį net 22 metimus, iš kurių 11 realizavo. O Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės turnyre ekipos pasidalijo po pergalę namuose, taigi kol kas tik šeimininkų laiko. Galima prisiminti ir situaciją, kai Gagičius neįveikė Palacios, o čia... Šeškus centruoja prieš aukštesnį baslyką. Sumanymą Vitalijus Kozys. Ne visai tikslus jo perdavimas, Edvinas Šeškus šiaip ne taip sugraibo kamuolį ir Kalėlas. Žaidėjas puolime
Bet ginasi jis, prastai. Sutinku, labai dažnai net ir pasitaupo gynyboje, jog turėtų daugiau jėgų puolime. Tiek per toli ir štai turėjo susimokėti. Dabar bando kompensuoti. Visus juos. Tritaškį susirinko puolėjas. Šeškus iki galo ir belieka sužinoti kokių galutinių skirtumų šios pusė. Į baudos aikštelę bando eiti Martynas Mažeika, jį pristabdo efektyviai. Ir Mauskas šiek tiek luktelėjo, kamuolį išsaugo ir čia. Puolėjas. Tai Eiringtonas priverčia klysti. Jis šeimininkus, tačiau paskui jie vėl Zdanavičius įmeta čia kamuolį Šeškui. Dėl to pakovoti ir Neptūnas su Dzūkija. Čia rungtynių uždarimas ir Edvinas Šeškus.